Tai sveiki treneri, sezono startas, jūsų komentaras apie sezono startą. Pirmas blynas prisidėjo, aišku, daug broko, labai daug broko, labai nepataikėm, nesusikovojom su kamuoliais puolime, barot 21 kamuolį prasileidom, bet esmė ne tame, esmė, kad sudegėm tiesiog rungtynės. Nuo pirmų kėlinių pradėjom kalbėti su teisėjais, pradėjom rūpintis, krepšinio taisyklėm, o ne savo metimais ir savo žaidimu. Tai tokias ir priežastis, kad arba nepataikai, arba pataikai, arba nepataikai. Tai tokias ir rungtynės, tai iškart nepataikė. Ką darysi? Reikia pamiršti, sezono tik pradžia yra, viskas procese. Komanda nežaidė, 2 žaidėjai svarbus, kodėl jie nežaidė ir kada galime jų sulaukti? Jie abu traumuoti yra, bet manau, kad gal savaitę 2 jau turėsim gynėją mūsų grįžtantį, Tamoliūną, o su Danilo kol kas neapibrėžtam laikui, iš tikrųjų apie mėnesį, gal daugiau, nežinau. Mockus, jisai čia iš vis, nežinau, geriausiu atveju antroji sezono pusė, tai nežinau dar. Bet sakau, čia nėra esmė, tas vienas vaikinukas vakar tik prisijungė, tai prie komandos, tai dar patiems reikia būti procese ir tiesiog dirbti. Naujos taisyklės, kiek jos pasikeitė ir kiek dar sunku adaptuotis prie jų? Aš nemanau, kad ten sunku. Mūsų pusė komandos jau žaidė Šiaulių miesto lygoje, jau buvo ta taisyklė. Ten Žalgirio jaunimas ir taip žaidžia su ta taisyklė, tai žaidėjai yra protingi, jie greičiau, o mes propaguojam tą greitesnį žaidimą, tai kažkaip ir treniruojame netgi taip. Tai realiai būna tų tokių situacijų, viskas gerai. Turbūt nenorėsi daug komentuoti, bet tos techninės pažangos jums ir tos mažas kontakto lygis leistinas Žalgirio jaunimui. Daug dirbate jau lygoje, ar tai dažnai pasijaučia ir koks jūsų komentaras šiuo klausimu? Apie teisėjus čia nereikia nieko komentuoti, tiesiog jie dirba savo darbą, mes dirbam savo darbą ir mes turim juos gerbti, jie turi mumis gerbti. Čia visko visiems pasitaiko, tai jie irgi nesušils visko. Ten būna tų diskutuotinų situacijų, bet žinot, čia kaip ir mes visų nepataiko metimų, tai gal ir jie visų šiltukų nesušils. Bet čia sakau, ne teisėjai ar per kažkas, čia niekada nekaltinti teisėjai. Rytoj taip kaltais? Ne, tai teisėjai čia visai neprie... Rytoj prieš Kazlų Rūdą jūsų trumpos mintis apie rytojus laukiančias rungtynes. Stipri komanda iš tikrųjų, tai tas branduolys tas pats, daugiau mažiau žinom, ko tikėtis. Priešinga tokia komanda negu mes. Aš nežinau, jie dabar pasiėmė kelias žaidėjus, kiti iškrito, tai vėl nežinau kaip atrodys, bet iš esmės labai fiziška, protinga ir žiūrėsim, kaip rytoj seks.